iki atskridimo, kada mes atskridom, balandį, kovo. Kovo 3, jo, atskridom į Peru. Iki tol su Peru net, man atrodė, kad neturėjau jokio ryšio. Bet atskridus į Peru ir nuvykus į San Francisco kaimo, šalia San Francisco kaimo, į vietą, kur turėjom dietą, su kiekviena diena aš pamačiau, kad tai, ką jie daro, tai, kaip jie dirba su žmonėmis, aš tą patį dariau jau 3-4 metus su žmonėm. Leisk paaiškinsiu. Vienas pagrindinių mano priežodžių, kurį vartoju dirbant su klientais, yra turi išmokti valdyti savo dėmesio koncentracijos tašką. Nesu girdėjęs, kad naudotų kas nors šitą frazę. Atvažiavęs čia 1 ar 2 dieną iškart išgirdau, sako, aišku, ispaniškai, bet kaip ispaniškai, tienes que aprender tu punto de concentración, como navegar, bet būtent tas išsireiškimas dėmesio koncentracijos taškas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kurį taip pat darau su žmonėm, nes tai intuityviai jaučiu. Susijungus su žmogum, aš jaučiu ir matau, kur pas jį struktūroj yra mazgai. Ir tuos mazgus mes išrišam. Nuvykus pas Šipibo šamanus, galbūt per pirmą ceremoniją girdžiu, kad jie taip pat mato mazgus pas žmogus struktūrai, bet jie tą daro su medicina. Ir tada tuos mazgus jie po truputį išrišinėja. Tai va tokia sinchronizacija, kuri iki pat dietos galo nebuvo man aiški, bet 10 ceremoniją, kai sėdėjom su Ieva, sakau jai, žinai, man atrodo, aš jau sėdėjau 10 000 kartų tokioj ceremonijai. Ir grįžęs prisiminimas iš džiunglių, iš Peru, galbūt net ir šaknis su Šipibo žmonėmis, tai man paaiškino, kodėl aš intuityviai taip dirbu su žmonėm ir galbūt kur pirmą kartą to ir išmokau. Tai dėl ko pasakoju šitą istoriją, nes tai galioja visiems ir kiekvienam. Kur mūsų dėmesys, kur yra el punto, kur yra taškas dėmesio koncentracijos, ten teka mūsų energija. Jeigu aš laikau tą tašką išoriai, kas nors ten paskambino varpeliu, kas nors ten pamosikavo rankom, aš atidavinėju savo energiją. Ir kad ir kaip prote ir sąmonė norėčiau kitokios realybės, kitokio patyrimo, nebesigauna. Jeigu man kažkas nesiseka ir aš laikau dėmesio koncentracijos tašką ant nesėkmės, nesėkmė auga ir plečiasi ir gaunu patirti dar daugiau nesėkmių. Jeigu aš suvokiu, kaip galiu keisti, neprisirišant prie to, kas yra dabar. Kas yra dabar, eina ir praeina. Jeigu aš laikau dėmesio koncentracijos tašką ten, kur noriu, kas noriu, kad augtų, plėstųsi, tą aš ir gausiu patirti. Galbūt ne taip, galbūt tam reikės laiko, galbūt reikės tą laistyti ir laikyti dėmesį kiekvieną dieną, galbūt reikės užsirašyti, susikurti viziją, prisiklijuoti lapukų. Tai yra tik tai permission slips. Visas šitas žaidimas, kurį mes darom, yra permission slip, kad galėtumėm laikyti dėmesio koncentracijos tašką ten, ką mes norime kurti ir plėsti. Kas nežino, kas yra permission slip, tai yra leidimas savo. Toks įsireiškimas. Tai leidžiame savo per išorinius kažkokius veiksmus, bet visa esmė ta, kad
laikymas dėmesio koncentracijos taško ten, kur mes norime, ką mes norime kurti, auginti ir plėsti. Tai pirmas. Antras, ką norėčiau dar perduoti visiems. Kūnas mena viską. Didelė mėlyna knyga. Ir galbūt daug kas ją skaitė, galbūt dar ne, bet esmė ta pati. Tie mazgai, apie kuriuos kalbėjau, tai yra nesuprocesinti patyrimai. To, kas buvo per sudėtinga, ar tai vaikystėje, ar paauglystėje, ar jau ir šiame etape, tai buvo tiesiog sudėtinga išjausti ir praleisti patyrimo. Ir kai to nėra, susiformuoja mazgas. Kai yra daugiau mazgų čia, pradeda šlubuoti sveikata, energija nebegali tekėti. Tai kuo greičiau atsuksit dėmesio koncentracijos tašką, praskanuosit savo kūną, struktūrą, pasižiūrėsit, kaip teka per jūs gyvenimas ir energija ir tuos mazgus išrišite vieną po kito, nes jie niekur nedings. Realybė pradės keistis, jūsų savijauta pradės keistis, energijos lygiai pradės keistis, sveikata, santykiai, kaip jūs pasirodote santykiuose, viskas pradės keistis. Tai labai rekomenduoju atsukti savo dėmesio koncentracijos tašką į save ir kai tai padarysit su meile sau, išorė jums pradės atspindėti visai kitokios kokybės realybę. Ir jeigu jauti, kad norėtum pagalbos šitam procese, parašyk man asmeninę žinutę ir atsiųsiu visą informaciją, kaip galime pradėti darbą kartu.